Kviečiu visus apsilankyti 18-ojo Vilniaus tapybos trienalėje, kuri vyksta Kaune, Paveikslų galerijoje. Sveikinimai jos pagrindiniai kuratoriai Medai Norbutaitė, jinai atliko didelį darbą, kadangi reikėjo suktis iš padėties. Šitą kalbų žinodamas, kas yra tapybos trienalė, nes tokį patį renginį teko kuruoti prieš 20 metų, tai buvo 12-oji tapybos trienalė Vilniuje. Ši paroda vadinasi Dirginti. Netoleruoti, o dirginti. Iš pokalbio su kuratorė supratau, kad dirgiklis nėra pats savaime, tai nėra vien savitikslis efektas, tai yra refleksija, aktyvi refleksija į. Koncepcijoje rašoma, kad tai yra reakcija, menininko reakcija į gyvenimo skaudulius. Jie yra akcentuojami ir pasirinktos tos šalis, pasak kuratorės, kurios labiausiai reflektyvios. Tai yra šiaurės šalis, pasirinktas ir kuratorius iš šių šalių, o taip pat kolegos iš kitų šalių bei Lietuvos kuratoriai. Taigi, ar būtų galima sutikti su šiais teiginiais ir taip ir ne? Galbūt šiaurės šalis yra arčiau mūsų, jos labiau socialiai mums artimos ir tiesiog žinios patampa savos. Negalėčiau pasakyti, kad Australijos gyventojai ar Naujosios Zelandijos, o galbūt Afrikos yra mažiau reflektyvūs, tiesiog skauduliai galbūt yra šiek tiek kitokie, o taip pat yra tam tikra kultūrinė distancija. Bet kokiu atveju trienalė turėtų kalbėti apie globalius dalykus ir sykiu suteikti galimybę kalbėti tapybos kalba. Vis tik tai yra tapybos trienalė. Šis tapybos renginys nevyksta Vilniuje, tai jau nebėra nauja tendencija. Tapybos trienalė pradėjo skaidytis prieš kelias trienalės, tačiau nusileiskime ant žemės ir paklaidžiokime po parodų rūmus, po užkampius, kuriuose įsikūrė šių skirtingų šalių atstovai, sukūrė savo tapybos saleles. Tai pirmame aukšte mes matome didžiausius darbus, kas yra logiška, nes čia yra ir erdvė, ir apšvietimas, ir galima tam tikra manipuliacija, galima žvilgsnių pagauti kelis autorius ir atkastą gabalą gromuluoti sau tinkamai. Jeigu pakiltume į antrą aukštą, mes pamatytume, kad visas aukštas skirtas Vygintui Paukštei. Kodėl Vygintas Paukštė, o ne pavyzdžiui Mikalojus Povilas Vilutis, kurio išraiška daugiau mažiau yra panašiai provokatyvi, o Vilutis dar ir sukūręs Dailininkų sąjungos emblemą. Būtų galima ginčytis, galbūt pernelyg ilgas ekskursas būtų istoriškai padarytas, tačiau Paukštės kūryba apima ir tą periodiškumą, šiek tiek mitologiją, šiek tiek tikros lietuviškos tos ekspresionistinės tapybos ateinančios dar iš arsininkų. Anksčiau ten kabėdavo Martinaitis ir kiti klasikai, taigi Paukštė savotiškai tęsė šią tradiciją. O trečiame aukšte be abejo erdvės dar mažesnės ir galbūt juose man įstrigo Eidrigevičius, kuris galėtų tikti ir vienoje, ir kitoje parodoje, nes iš esmės kiekvienas jo kūrinys yra baigtinis. Kiekvienas jo paveikslų ciklas taip pat yra baigtinis. Autorius sugeba išsisakyti netgi popieriaus mažoje skiautelėje. Ir kaip tu besuktum, jis vis tiek yra problematiškas, nes tai yra žmogaus kaip tokio pasimetusio būtyje vizualizavimas. Tai yra amžina problema ir amžinas skaudulys ir visos mūsų egzistencinės ir kitokios filosofijos pagrindas. Su klasiku ginčytis atrodytų neįmanoma, tačiau šioje parodoje jis tinka. Ar tapyba gali kalbėti tą medijinę kalbą, atsižvelgiant į tai, kad pasaulis labai medializuotas. Informacinis laukas tiesiog skandina mus, mes jame klimpstame ir beieškodami pagrindo, o ypač jei esame menininkai, ne visada galbūt užlipame ant tinkamo kupsto. Ar tapybai lemta būti ta medija, kuri pirmautų? Tapyba ne veltui buvo vadinama menų karalienė. Todėl, kad jinai kūrė vaizdą, visų pirma, reprezentavo ideologiją, bet kokiu atveju ne užsakovą, galbūt net ne epochą kultūrinę, bet reprezentavo ideologiją. Ir tapyba, mano manimu, šiandieną tiek ir šioje parodoje, tiek ir prieš tai buvusiose trienalėse, kurias organizavo Lietuvos Dailininkų sąjunga, stovi tarp ideologijos ir formos, tarp tų dviejų polių. Forma ir ideologija. Ar tapybai lemta būti medija, kuri gali suteikti
deramo tarpdiscipliniškumo, kurio trokšta daugumas menininkų? Manau, kad ne, nes tapyba yra tapybiška. Egzistuoja tam tikri parametrai, kurių tapytojas negali išvengti ir negali jos nesižvelgti. Tai visų pirma gravitacija, tai dažų takumas, tai drobės akitumas, tam tikras medžiagos tankis ir kiti panašus fizikiniai ir cheminiai procesai, kurie lemia būtent, kad tapyba yra tokia, o ne kitokia. Galų gale ją riboja ir porėmis, riboja tam tikras salių formatas. Žinoma, pasaulyje buvo daug eksperimentų ir jų dar bus. Tapyba tampa erdvinė, besvorė, įmanomas įvairiausios priemonės, išraiškos, būdai, miksavimo variantai. Bet jie kalba daugiau apie formą, nebent jį tikslingai panaudojama išreikšti kažkokiam tai efektui, kuris ir suteikia tą norimą dirgiklį. Tai yra, randa santykį su publika, publika sureaguoja taip, kaip mes norime, kaip tikėjosi menininkas, kaip tikėjosi kuratorius derindamas kūrinius. Ir eidamas į šią parodą aš šmaikščiai sakiau, jeigu neišvysiu vazų ir gėlių, tai tapyba tikrai yra mirusi. Aš ateinu ir matau dviejų autorių, dviejų skandinavų menininkų darbuose akivaizdžiai nuskaitomas motyvus. Tai yra gėlės ir spalvos. Būtent tų spalvų ir trūko, kurie puikiai įsikomponuoja pramaišiui su kompiuterinė estetika propaguojančiais kūriniais. Tai dar kartą pagirimas kuratoriai, Medai, kuri gerai išsprendė salių architektūrą, nes kurti koncepciją perimetre yra sudėtinga. Dar sudėtingiau yra formuoti erdvinį kūrinį iš visos parodos. Ir šioje parodoje nėra tokių darbų, kurie norėtų atitrūkti nuo sienų, jie tiesiog konstatuoja faktą, kad tapyba yra. Bet tapyba yra tokia, kokia yra. Nė vienas menininkų eksponuojamų šioje parodoje manęs nenustebino, tiesiog priminė, kad yra tapybos variacijos ir variantai. Mes nuo jos negalim pabėgti kaip nuo nesąmoningo braukimo tušinuku, kuomet galvojame. Ir galbūt tą momentą mes vėl grįžtame į uolų piešėjo fazę ir susitapatiname su žmogumi, norinčiu perduoti žinią pasauliui.